Na ir labas rytas. Kągi, keliaujam link Skirvytės. Sekmadienio rytukas. Palei naują laiką 7 rytą. Bet palei seną jau yra 8. Tai biški gal jau ir vėluoja. Nes jau švinta ir turbūt ten bus pilna, o dar rekšta nusipirkti biški slikų į leką. Nu aišku, čia neptoliai bėra. Dar kokį 15 minutėlių. Tai ką, nusiperkam slikų ir lekam žiūrėti prie vandens, kas ten dėtas. Žvejukų turėtų, manau, būti. Na, atlėkiau jau prie upės. Ką tik yra žvejukų ir man atrodo, kad jau kažkon trauks. Bet tikiausi iš tikrųjų daugiau. Ten vat ir keletą. Čia net nemažas tarpėlis laisvas. Čia vat yra, bet ten nėra taip jau, kad būtų viens prie kitų ir tikra veitų. Bet šitą, kaip suprantu, karšis jau parvažiuoja. Reikėtų nesnausti ir mesti. Ir mon. Nu, bet pabaigiam pažiūrėti. Kaip parvažiuos karšiukas. Jo, matos plazda. Parkeliauja, kolega padės ištraukti. Komandinis darbas, karšis ir sietkai. Nu, puiku. Meškeris ir bandom mesti. Na kągi, 7:30 ir aš jau sumečiau meškerikės. Kaip ir sakau, žvejų tikėjausi daugiau. Sekmadienio rytas, o žvejų yra, bet netgi paprastą dieną savaitės buvo daugiau. Ką, bandom, startuojam. Nu ką, startuojam vėl su puikiu karšiu. Jo, kanonėštis. Tolybės. Persipinda per kaimyną. Bet nieka, vis tiek parkeliavo. Lietukas prasidėjo. Variukas toks žvarbokas. Nu bet, vat kas čia. 15 minutėlių karšis yra. Bandom toliau. Tai turėjom dar vieną kibimuką. Bandom žiūrėti. Ir gal aiškesnė situacija, kad čia tų žmonių netė per daugiausia. Žmonės gal tiesiog vors pasižiūri. Nes dabar jau pradėjo lyti. Ir ganėtina nebloga. Ir čia kaip suprantu, kad čia tas lietus palei viską žiūrint, čia unsai bus jau ilgam. O čia taip, kad atvažiuoju našaram. Nu, žmonės, kad jau atvažiavo, tai bent jau atsiveža skėčius. Ar kažkoks priedangas. Nu, aš čia plyną lauką. Nu. Ir kaip ir. Tiesa, aš buvau žvilgtelėjęs, kad lygų rodys kažkokį tai klitutį. Tas mano optimizmus sakė, kad gal teik nelys.
Bet lyn. Karščių žmogus. Švelp, kolega, negird. Nenuant padėti ištraukti. Šiaip netep prišaukė. Diskomunikacija. Parlytų apsigird. Žmogus parsivelk karščių, nieks nenuant padėti ištraukti. Bet karščio operacija pavykusi. O, atidimukas. Ir karštis pareina. Noriukas nekoks. Tai čia visai liūdė. Tu, kaip batė, atsikabent turi pas front. Ale. Tik ką įdomiai jam, kad net slikų nenutarš. Jis jau prie pas front, va. Užsiruoju čia ant toriuko. Tai per valandikį veina išsitraukiau, viens pabėga. Kažkokį tampos kaimyną nematyti, kad kažkon trauktų. Bet kitoj pusėje ten toliau matau, kad traukia. Viena kita tikrai. Būtų gal viskas kapinėta. Tik kuriukas, nelepina. Visai. Nu ir įdomu, KPS laik. Pradžio atvažiavus. Karštis. Paskui davinkį beną. Turėjau, parsitraukiau, nueičiau prie pat krantą. Nu ir paskui lietus, dabar davės dar labiau sukėlė. Nu ir nebekimba. Nebekimba, pradžios užadien, parodo, kad visai gal atrada bus neblogai. Nu ir kažkodėl ne. Bet tam tikros vitelės matau gaudo visai neblogai. Kai kur tyla. Na, kaip visada čia tokie loterijėki. Su valti čia matau, tą ir įsikūrė. Bet kažkodėl irgi niek netrauk. Tai vieni taškiukai dirba. Vienur ir kitur matau ištrauktų karšių. Bet šalia kaimins irgi nieko nebepagavo. Tai įdomi. Oriukas tai žvarbus. Pakalbėjom čia su žvejukais, tai viens sak čia jau va, nu po tos kėdės ten, tai sak ryt ten por pavyk pasigauti ir ant keliaujant čia per pakrantį, kur veina kieta užtaika. Nes eina vietikiai būnant kažko sunkiam pritikoti. Tai ten viena vietelė viens pasigauna, per įsakė kiek veit, kitas dar vien pasigauna. Bet vat ir banda. Kaiminystė
Banda vis dėlto išlaukti. Tai ryti. Pagavo, kaip aš atvažiavau. Ir po to nieko. Ir aš atvažiavęs pagavau. O po to irgi nieko. Bent jau lietus baigėsi. Bet vis daug sukėlė. Tai šilumikės nėra. Laurėlis visai nublūda. Da pradžio kaip varna papalašu, dabar tai jau kaip iš pelkės ištrauktas tritons. Perskėliau reikėtų vėti. Dar pamėginti. Atėp jau čia kerošlas. Tai dar išmėginsiam. Nes ten visiškai, kaip iš ryto pavyko pagauti, taip paskau niekas net nerušo jį. Tai pabandom dar naują vietikę. Rudeninė Lietuva. Dabar karšiu. Mintelė visai smagia gauti. Viens kolega. Tai, oi dar ir aš pamėginsiu. Gal dar visko neištiek. Nepasiruošti tokiam žinau. Tai tiek. Paskelkiam bent jau nugalėtojai. Čiuokiam meškerėlis. Ir taigi, spėjimų daug buvo panašių. Ir nesiekė tas karšis 3 kg, taip galvojau, kad bus. Bet trūka. Arba kol parvežiau, nudžiau. Nes čia neturėjau galimybės pasisverti, bet pasisveriau tik tai. Nu, mūsų grįžęs tai. Ir yra, kaip visada, yra, bet veids, kadangi, aišku, spėjimų buvo nemažai, buvo tikrai nemažai, bet kiek atsėmė veids buvo visiškai tikslus. Ir kažkas stebė, kurias geras karšis tiksliai bus 2,890. Tai iš tikrųjų taip ir yra. Sveikinu Arvidas Ra, susisiek su manim, pasilaiką ir sukontaktuojam ir išsiuntam rizioką. Iki, važiuokit, dar yra tų karšių. Tikra, momentukas gal užtaikyti, tik aišku, tiek lietučios padavė, kad palikti tiek neturėjai būti. Tai palaikinam, paprenumeruojam ir važiuojam tolyn.